pedofilų tarpe ir net ne pedofilų. Galbūt šitokius asmenys reiktų vadinti tais, kurie kabinėjasi prie paauglių. Būtent paauglio formos juos domina ir daugiau yra homoseksualių asmenų ir kalbama tik apie vyrus. Kodėl? Nes tam aiškinama labai paprastai. Reiškia, yra dalis vyrų homoseksualių, kurie nesuranda arba jiems sunku surasti partnerius iš vyrų. Ir paauglys šiuo atveju lengviau prieinamas. Mes negalim, pavyzdžiui, daryti apibendrinimo, kad, pavyzdžiui, iš neseno atvejo, kaip iš dvasiškitos kongregacijos, ne Vatikane, aš nesimenu, kaip ta instancija vadinasi, Tomazo Steniko kunigas, taip, yra sugautas, nufilmuotas, taip, flirtuojantis homoseksualiai, taip, su jaunuoliu. Arba iš tų atvejų, kai Jungtinėse Amerikos valstijose, taip, priekabiautojai prie vaikų kunigai, kurie priekabiavo, taip, lytiškai tame tarpe, buvo nuteisti, taip, ir bažnyčia moka reparacijas. Negalime daryti išvados apibendrinančios, kad būti vyrų kunigų katalikų, taip, tai reiškia, padaro iš tavęs rizikos grupę, kad tu būtinai kada nors paslysi su vaiku arba paaugliu arba kitų vyrų. Negali daryti tokios išvados, nes tai yra atskiri asmeniniai atvejai. Taip, lygiai taip pat, aš noriu pabaigti savo tiradą. Lygiai taip pat, taip, vyrai homoseksualai yra labiau matomi, kadangi jie yra pirmiausiai vyrai mūsų visuomenė visuomet yra labiau matomi ir jie seksualiai, kaip taisyklė, aktyvesni, bet tai nereiškia, kad jie daro daugiau lytinių nusikaltimų negu heteroseksualūs vyrai. Dabar, kaip tu sakai, negalima daryti išvados apie rizikos grupę, su tuo aš tikrai nesutikčiau. Taip aš manau, kad kunigai yra rizikos grupė. Taip aš manau, kad homoseksualai yra rizikos grupė. Homoseksualūs vyrai yra rizikos grupė, kunigai yra rizikos grupė. Tai kokios rizikos? Rizikos dėl šitų pedofilinių tendencijų. Ar dėl to, kad yra jautresni žmonės? Yra įvairūs faktoriai. Kunigas yra visų pirma nevedęs, jis yra taip pat vyrų apsuptyje ir tokia rizika egzistuoja. Bažnyčia tą riziką puikiai mato. Ir todėl aš nesakyčiau vienareikšmiškai, kad tai nėra rizikos grupės. Tai yra rizikos grupės. Aš noriu pasakyti, kad seksualinių mažumų terminas yra pseudo terminas, nes tai sukurtas pagal tai, su kuo aš guliu lovoje. Tai atsiprašau, yra mano reikalas. Ir galbūt yra mano artimų žmonių ratas, su kuriuo aš galiu dalintis. Aš dalinuosi su kažkuo viskuo. Ir turėtų būti nedidelis ratas, su kuo aš dalinuosi irgi apie tą viską. Bet dabar mūsų visuomenė yra tiek seksualizuota, kad iš tikrųjų mes prieinam prie reikalavimo iš esmės legalizuoti pornografiją. Kokiu būdu jinai pasireiškia, man šiuo atveju antrinis dalykas. Tai aš džiaugiuosi, kad tu šitą temą paminėjai, nes aš norėčiau tada irgi vėlgi perimdamas kamuolį smogti tavo vardus vieną kartą, kad visi noriai kalba apie tai, kaip Moisėjevas provokuoja, kaip nors, taip, nešvankėjai ar kas nors tokio, arba dar kas nors ten provokuoja, arba paradas provokuoja liežuvį iškišti prie altoriaus ar whatever. Bet tuo pat metu, žinai, taip, aš džiaugiuosi, kad tu tai vardai, visi yra seksualizuoti ir seksas yra vartojimo prekė. Taip, vartojimo prekė. Bet tas visų pirma liečia ne homoseksualus. Taip, tai liečia visus. Tai dabar, jeigu tu paėmė homoseksualus, kurie yra iš tikro nedidelė dalis visuomenės, taip, ir specialiai jiems perkeli, taip, atsakomybę už tai, kas dedasi. Jokių būdų. Nu, ne, bet visi šitie posakiai, kad būtent homoseksualai tokie, jų paradai provokuoja. O reklama su papais prie vairo, ta prasme, taip, neprovokuoja. O pavyzdžiui, reklama Krekenavos, kai norisi mėsos, neprovokuoja.